Kretingos rajono slaugos ligoninės likimas pakibo ant plauko. Ligoniniai reikia remonto, tačiau lėšų tam neturima. Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės senoliai kaip viena šeima. Ligoninė čia yra labai gera, labai geras kolektyvas, labai prižiūrimus, rūpinasi viskom. Taip, kad labai jiems ačiū už viską ir mes toliau norim čia pasilikti. Kol pasveiksim, žinoma. Šiuo metu čia gyvena 28 seneliai. 94 sustosiu. Nu, Kazimieros, tos Kazimiero dienos sugim. Nu, kokios 4-5. Na, daug kas. Rodos, kad šiandien gėdėl. Slaugos ligoninės personalas ir pacientai baiminasi, kad ligoninė gali būti uždaryta. Bemaž prieš 20 metų ji buvo įsteigta vietoj darželio. Tada patalpos buvo pertvarkytos ir pritaikytos slaugai. Teigiama, kad šiandien ligoninė nebeatitinka tokiai įstaigai keliamų reikalavimų. Jeigu ligoninė nebus sutvarkyta, ji gali netekti licencijos. Mums reiktų šiuo metu ir pastato rekonstrukcijos, ir taip pat vidaus rekonstrukcijos, kad pagerinti pacientų gerbūvį. Kitais metais baigėsi higienos paso galiojimas, o be galiojančio paso mes negalėsim teikti paslaugų. Mes kalbam, kaip šiandien savijau. Prieš 5 metus buvo parengtas ligoninės renovacijos projektas. Buvo tikimasi atnaujinti pastato išorę, šiuolaikiškai įrengti patalpas ir sutvarkyti aplinką. Įgyvendinti visą projektą kainuotų 1,4 milijono litų. Pernai Kretingos rajono savivaldybės strateginėme plane buvo numačiusi skirti bent porą šimtų tūkstančių litų. Tačiau rajono meras neslepia, kad šiemet lėšų vargu ar bus rasta. Kartenos ligoninėje aš abejoju, ar šiemet mes begausim, kadangi jūs puikiai žinot, kad ministerijoms lėšos yra sumažintos. Tai be abejo mes prašysim tų lėšų ir tikimės, kad gal kitais metais gausim. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas kasmet gauna 200 pacientų. Vidutiniškai vienas ligonis gydomas ir slaugomas 4 mėnesius. Vienas slaugos lovadienis kainuoja apie 80 litų.